Vanduo. Jis krenta iš dangaus, teka upėmis, dengia didžiąją dalį mūsų planetos ir yra vienas paprasčiausių dalykų, be kurio žmogus neišgyventų. Bet kažkaip mes gyvename pasaulyje, kuriame tas pats vanduo buvo paverstas produktu. Jis turi logotipą, dizainą, reklamą, istorijas apie kalnus, vandenynus, mineralus ir ypatingą šaltinį. Vienas butelys atrodo kaip sporto atributas, kitas kaip sveiko gyvenimo simbolis, trečias kaip prabangos detalė restorane. Ir čia kyla klausimas, kaip žmonės buvo įtikinti mokėti už tai, kas iš esmės krenta iš dangaus. Ši istorija nėra apie plastikinius buteliukus, tai istorija apie marketingą, baimę, patogumą, statusą ir vieną genialiausių verslo triukų, kaip paprasčiausias pasaulio resursas tapo milijardinė industrija. Bet dar prieš pradedant, noriu trumpai pasakyti vieną dalyką. Man pačiam ilgą laiką trūko tokio turinio lietuviškam YouTube. Kaip veikia verslai, pinigai, psichologija, marketingas ir kasdieniai dalykai, kuriuos visi matome, bet retai sustojame paklausti, kaip iš vis tai veikia. Tai todėl ir pradėjau kurti šitą kanalą. Man pačiam nuoširdžiai yra įdomu, kaip iš paprastų dalykų gimsta milžiniški verslai, kaip prekės ženklai parduoda ne tik produktus, kaip mūsų sprendimus veikia reklama, patogumas, baimė, statusas ar tiesiog įprotis. Ir tikiuosi, kad ne tik man įdomu sužinoti kažką naujo, bet ir jums. Tai stengiuosi, kad video išeitų kuo dažniau, kad jie būtų įdomus, aiškus ir turėtų realios vertės. Man labai padėtų, jeigu paspaustum patinka ir prenumeruotum kanalą. O dabar grįžtam prie vandens. Nes kai pradedi žiūrėti giliau, pamatai, kad buteliukuose vanduo nėra tik vanduo. Tai nėra tik plastikinis buteliukas parduotuvės šaldytuve, tai nėra tik patogus būdas atsigaivinti kelionėje, tai nėra tik paprastas produktas, kurį nusiperki, kai ištrokšti. Vanduo buteliukuose yra vienas geriausių pavyzdžių, kaip verslas gali paimti patį paprasčiausią žmogaus poreikį išgyventi ir aplink jį sukurti milžinišką industriją. Nes vanduo pats savaime neturi didelės istorijos. Jis neturi skonio kaip kava, neturi priklausomybę keliančio cukraus kaip limonadas, neturi alkoholio efekto kaip vynas ar alus, neturi spalvos, kvapo ar kažkokio sudėtingo recepto. Tai tiesiog vanduo. Bet būtent todėl ši istorija yra tokia įdomi. Nes jeigu gali parduoti vandenį kaip premium produktą, vadinasi gali parduoti beveik bet ką, jeigu tik sugebi aplink tai sukurti tinkamą istoriją. Ir vandens buteliukuose industrija tai padarė idealiai. Jie paėmė dalyką, kuris daugeliui žmonių buvo tiesiog nemokamai prieinamas iš čiaupo ir pavertė jį pasirinkimu. Ne šiaip ar nori vandens, o kokio vandens nori. Iš kalnų, su mineralais, elektrolitais, aukštesnių pH, stiklinėme butely ir panašiai. Ir staiga vanduo tampa nebe tik vandeniu, jis tampa signalu. Vienas žmogus perka dėl patogumo, trečias dėl sveikatos įspūdžio, ketvirtas dėl statuso. Bet visais atvejais už paprasto buteliuko slypi daug daugiau negu tik skystis viduje. Ten slypi marketingas, baimė, pasitikėjimas, įprotis, dizainas ir labai gerai suprasta žmogaus psichologija. Todėl šioje istorijoje svarbiausias klausimas nėra tik kodėl žmonės perka vandenį, svarbesnis klausimas yra kitas. Kaip verslas sugebėjo padaryti taip, kad vanduo iš būtinybės taptų produktu, iš produkto prekės ženklu, o iš prekės ženklo gyvenimo būdo dalimi. Ir viskas prasidėjo ne nuo šiuolaikinių influencerių ar gražių butelių lentynose, viskas prasidėjo nuo idėjos, kaip tam tikras vanduo gali būti geresnis už kitą. Ir čia istorija tampa daug platesnė negu tik vanduo. Nes kai supranti, kaip buvo parduotas vanduo, pradedi pastebėti tą patį principą beveik visur. Kava nebėra tik gėrimas, kuris padeda atsibusti, ji tampa gyvenimo būdu, ryto ritualų, miesto žmogaus įvaizdžių, puodelių rankoje, kuris kažką pasako apie tavo tempą, skonį ir net tavo statusą. Telefonas nebėra tik įrankis paskambinti ir parašyti žinutę, jis tampa tavo identiteto dalimi. Vienas žmogus perka dėl kameros, kitas dėl ekosistemos, trečias dėl dizaino, o ketvirtas tiesiog todėl, kad tas logotipas jam leidžia jaustis tam tikroje grupėje. Sportiniai batai nebėra tik batai. Jie tampa tavo kultūros dalim, riboto leidimo kolekcija, statuso ženklu, kartais net investicija, nors jų pirminė funkcija labai paprasta – apsaugoti kojas. Tas pats vyksta ir su drabužiais, automobiliais, laikrodžiais, kvepalais, maistu, net paprasčiausia druska. Verslai labai retai parduoda tik daiktą. Dažniausiai jie parduoda istoriją. Istorija, kad tu būsi sveikesnis, sėkmingesnis, stilingesnis, kad rūpinsiesi savimi ir būtent dėl to man tokios temos ir yra įdomios. Nes kai pradedi matyti, kaip veikia vienas produktas,
pradedi geriau suprasti visą pasaulį aplink save. Pradedi pastebėti, kodėl parduotuvėje vieni produktai padėti akių lygi, kodėl kai kurios kainos baigėsi 99 centai, kodėl vienas buteliukas atrodo pigus, o kitas premium, nors viduje gali būti labai panašus dalykas. Kodėl reklamos nekalba apie vien produktą, bet kalba apie gyvenimą, kurį galėtum turėti. Kodėl kartais perkame ne todėl, kad reikia, o todėl, kad norime jaustis tam tikrų žmogumi. Ir jeigu tau tokios temos įdomios, apie verslą, pinigus, marketingą, psichologiją ir kasdienius dalykus, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasti, bet iš tikrųjų slepia labai daug, aprašyme paliksiu nuorodą į savo naujienlaiškį, ten siųsiu naudingas įžvalgas, įdomias istorijas ir mintis, kurios nebūtinai telpa į video. Tai jeigu tau patinka šitas kanalas, manau, kad naujienlaiškis irgi bus vertingas. Nuoroda aprašyme. Iki kitų kartų. Ačiū, kad žiūri.